Šiandien baigėsi 10 dienų Vipassanos kursas. Koks jausmas? Geras, palengvėjimas, papildytas kažko jautiesi viduj, nežinau, nurimęs. Aha, tokia šventė kažkokia. Tokia šventė pagaliau visus kažkaip pamatyti besišypsančius ir pačiam galėti šypsotis jau akivaizdžiai. Jo, šventinis toks jausmas. Kuri diena buvo sunkiausia? Man tikrai diena 0, kadangi važiuodamas nežinojau, kad reikės menedžerio, bet turėjau įtarimą, kad prašys, nes jau gavau skambutį ir galėtų važiuoti kuo anksčiau, gal turbūt atsitiks. Bet važiuodamas svajojau, kad plauti indus turbūt yra pati nuostabiausia pozicija, bet važiuojant pagalvojau, kad net kada važiuoji tarnauti, neturėtum rinktis, ką daryti ir ko tavęs paprašys su tuo ir sutikti. Tai mokytojas paprašė, sakiau, okei, why not? Ir labai džiaugiuosi, kad sutikau. Taip. Man buvo daug sunkių dienų, bet jos iš tikrųjų visada katalizavosi į labai geras patirtis. Tai tokie buvo 3 gal momentai. Tam pati pradžia, kažkur jau vidurys arčiau pabaigos ir jau tada pati pabaiga. Buvo tokių momentų labai tokių, kaip sakau, kai su peiliu kas nors įsiturtų tiesiai, bet tuo pačiu metu dėl Vipassanos tos pačios praktikos iš karto tas galėjimas eiti ir jausti save man taip greitai viską apvertė ir apsuko, kad tas sunkumas tiesiog tapo labai tokiam gerom pamokom ir pasimatymu, kaip aš galiu greitai susitvarkyti su tom visom sudėtingom emocijom. Kuri diena buvo įsimintiniausia arba kas tokį didžiausią įspūdį paliko per visą tarnystę? Didžiausią įspūdį turbūt sunku apibrėžti. Man gal didžiausias įspūdis yra, kad yra iš vyrų pusės, 50 studentų, kurie niekada nesimatė tarpusavį visiškai skirtingų pasaulėžiūrų, skirtingų profesijų, skirtingo matymo ir kaip tas santykis pasidaro intymus žmonėm, jie nieko nebeslėpia, jie dalinasi su tavimi. Tai va tas momentas yra medžiagai, žinai, ir tai ganėtinai greitai vyksta. Ir 3 diena žmonės visus savo kažkokius saugiklius nusiema, žinai, ir jauti, kad yra ir labai daug atsakomybės. Ir norisi tą atsakomybę atsakyti, žinai, skatinti savo metą. Man tai būti tiesiog aplink tiek daug žmonių, kuriems taip nuoširdžiai rūpi jų gerovė, kad jie augtų, kad jiem kažkaip vis lengvėtų gyventi, tai ir visi pokalbiai grynai apie tai, ta prasme, kaip dažnai gauni gyvenime būti aplink tokius žmonės, kurie visi susifokusavę, jo, reikia čia su savim dirbti, čia tas, tiesiog wow, ir tarp tarnautojų ir su mokytoja pokalbiai ir su kiekvienu studentu, visi taip stengiasi, visi nori to tokio geresnio gyvenimo, būti geresniais žmonėm, tai čia, wow, tokį pajausti ir dar Lietuvoje. Nes aš negyvenu Lietuvoje ir neturiu labai daug patirčių su žmonėm Lietuvoje, nes labai anksti išvykau. Tai man čia tokia dovana, kad wow, geras yra tokių fainų žmonių Lietuvoje. Kaip sekėsi bendrauti su mokytojais, iš kokių šalių mokytojai ir vardai gal mokytojai, taip trumpai? Tai vyrų mokytojas yra Udo, jis yra iš Vokietijos. Ir visų pirma, kai jis pastoviai primindavo kurse, tai visų pirma būti žmogum. Ir kartais menedžeriauju, kad pirmą kartą, kai menedžeriauju, labai bandai tų taisyklių griežtai laikyti, žinai, bet tada prisimeni, kad vis tik savo tos pirmosius kursus ir bandai tą human touch išlaikyti su studentais. Tai va tas jo žmogiškumas ir šiltumas yra, ko turbūt daugiausia pasisėmė. Mano mokytoja buvo Keren iš Amerikos, bet ji gyvena Indijoje jau ilgai ir bendravimas buvo biškį palaukiam. Bendravimas iš tikrųjų buvo tiesiog nuostabus. Jinai buvo žiauriai didelė dalis, kodėl šita patirtis buvo tokia pilna ir tokia stipri, nes tokios šilumos, tokios metos iš žmogaus irgi taip labai retai kada patirsi ir visi kažkokie nesunkumai, ten nesusipratimai, vidiniai kažkokie buvo taip gražiai, lengvai priimti ten ir
jos istorijas, ji tikrai negailėjo dalintis ir to dėmesio parodyti ir kažkaip nebuvo tokio didelio barjero, kad su mokytoja negaliu kalbėti, ten reikia prisilaikyti atstumą. Iš tikrųjų, ji labai daug norėjo duoti, pasidalinti ir jai labai svarbu, kad šitas Lietuvos bendruomenė, kad jie augtų, kad žmonės stiprintų, kad pagaliau tas centras atsidarytų. Tai jo buvo, jaučiau iš jos tą labai. Ką norėtumėt pasakyti būsimiems tarnautojams? Do it. Labai paprastai. Aš vat ir su naujais studentais kalbuosi, kažkaip kuo daugiau su Vipassana dalyvauju, to man tarnystė darosi turbūt stipresnis, svarbesnis dalykas net negu sėdėjimas. Nes vis tik tai yra arčiau to mūsų realaus gyvenimo, kada išeini iš to burbulo ir tu turi sėsti meditaciją po darbų, po sudėtingų situacijų, po ligų, po netekimų. Ir va čia tu turi tą progą, žinai, turėti sudėtingesnę situaciją į meditaciją, turėti pokalbį į meditaciją, turėti konfliktą kažkokį galbūt net į meditaciją. Ir kuo daugiau tą darai, iš tur atsiranda praktika ir man atrodo grįžus medituoti po to labai stipriai padeda. Tas dalinimasis su kitais jis padvigubina rezultatą, žinai, lyg tu įdedi savęs, gauni tiek pat atgal ir dar gavo jis, žinai, tai kuo daugiau multiplikuoti visą šitą galim, tuo visiems geriau. Jo, aš dar noriu greitai pasakyti, kad mano patirtis iš vis čia tokia buvo labai keista, nes aš tikrai net neplanavau būti tarnautoja ir iš tikrųjų bijojau. Ta prasme, kad aš jaučiausi, kad aš dar nepakankamai pažengus praktikoje, kad galėčiau eiti tarnauti. Man atrodo, turiu dar daugiau pasėdėti. Tai aš atvažiavau sėdėti ir man taip greitai sako, mums reikia būtinai tarnautoja ir aš sakau, aš tikrai nenoriu, nepasiruošus. Sako, einu pakalbėti su mokytoja, kalbu su mokytoja. Sakau, aš žinok, tikrai nenoriu, nes jaučiu labai pavargus, esu nepasiruošus. Sako, nu bet reikia, tipo. Sako, mes tas nepriversim, bet reikia. Ir aš tiesiog galvoju, nu, gal man taip tiesiog duota, reikia bandyti. Nu gerai, ir tiesiog pirmą kartą tarnaut ir tiesiai į menedžerius ir taip viskas nauja ir aš tiesiog stoviu ir galvoju, aš nieko nežinau, bet taip juokinga, bet tai galvoju, nu, jeigu jie pasitikė, kad aš galiu padaryti, tai gerai, nu, kažkaip pasistengsiu. Tai va ir dabar iš pat pradžių toks buvo jausmas, kad aš čia net nenorėjau, kažkam kažkas nepatinka, aš čia net nenorėjau būti, kodėl čia taip gausi. O dabar aš suprantu, kad man turbūt, nu, labiausiai reikėjo šitos patirties iš tikrųjų, nes aš pamačiau Vipassana iš tos bendruomenės pusės ir kokie čia žmonės ir kad su jais gali tą ryšį kurti ir toliau toj praktikoje augti kartu su kitais. Tai aš tikrai nebūčiau to turėjus, jeigu aš tiesiog tik būčiau studentė, bet netarnaučiau. Aš manau, čia, nu, kad norint savo praktiką tikrai gilinti, tai, nu, čia reikia būtinai. Ko išmokot per 10 dienų, per šias 10 dienų? Aš galiu iš karto. Iš tikrųjų, aš išmokau tokio labiau pasitikėjimo savim, kad aš galiu, kai labai sunkiai taško visokias emocijas ir kaip sunku būna ir kas nors kitas nepasitenkinęs tavo kažkokiu darbu, kažkuom, kad, nu, iš tikrųjų labai Vipassana tikrai gali labai greitai padėti. Kažkaip anksčiau aš gal net netikėjau, kad galiu ir niekad nedaryčiau ten, tarkim, kažkas labai sunku ir neinu aš iškart medituoti. O dabar, kadangi buvo tokia galimybė, taip greitai persimainė dalykai ir ta meta, su kuria vat irgi man buvo sunkoka ir dar yra sunkoka, bet jos tas patyrimas viską taip sušvelnina, kad vietoj to, kad aš ten laikyčiau viduj kažkokius negatyvą kažkokį, man ten, nu, nežinau, per dieną viskas apsiverčia ir vėl norisi ten su tai žmonėm kalbėti, šypsotis ir vat tokia magija visiška. Tai aš pasitikiu dabar, kad ir gyvenime galiu greičiau susitvarkyti, nereikia ten tampytis viduj, ten nereikia, nu, nebūtina. Aš turbūt, ko išmokau, turbūt visi ir prieš tai atsakymą kažkaip po biškį tą veda, bet kažkaip atsimenu, vienuolio tokio per paskaitą klausė, ką daryti, jeigu kankiniesi gyvenime. Jis sako, suras kažką, kas kenčia labiau ir padėk jam. Tai kažkaip visi, kadangi turim savo dalykų, tai labai kviečiu per tarnystę tai ateiti, nes mokiniesi tiek daug, kad net nežinau, nuo ko pradėti. Jeigu viskas, ką per 10 dienų išmoksti, tai va dar tik 1,5 multiplying dar papildomai. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, čia 15 minučių. Sėkmės.